Kaip pakoreguoti pamokų pradžios ir pabaigos laiką. Paspaudžiame pamokų kalendorius. Štai rodo laikas pamokos pabaigos neteisingas. Spaudžiame detalus laiko intervalas. Atsukame iki reikalingos pamokos. Jeigu netelpa, norim, kad daugiau tilptų, galima šitoje eilutėje paspausti žodį dienynas, tada telpa daugiau. Dar kartą paspaudus dienynas vėl sumažėja plotas. Plotą padidinus iškart matom. Spaudžiam ant pamokos, kurią reikia koreguoti. Imame už apačios ir 1, 2, 3. Ir žiūrime laiką 13:15, 14:00. Laikas geras. Imame sekančią pamoką ir vėl patrumpinam ir žiūrime laiką 14:15, 15:00. Laikas geras. Kad neprapultų, spaudžiame išsaugoti pakeitimus. Gerai. Dabar, jeigu vėl nuleisime, nuimsime detalų režimą. Štai laikas dabar geras.